atėjom prie jūros, važiuosim į Džerbo salą, štai važiuojam per turgų. Žmonės, aišku, automobilių nepaiso, eina kur jiems reikia ir visos problemas yra tavo vairuotojų. Čia jau labai daug matosi tautinių ir tradicinių musulmoniškų drabužių. Tai tikrai įdomu pasižiūrėti tos spalvingus ir įvairiausių stilių rūbus, kokių pas mus Lietuvoje ir apskritai Europoje tikrai nepamatysi arba pamatysi labai mažai. Ir aišku, moteris tai jau tikrai įsisupusios, čia jau tokių ilgais besibraikančiais plaukais, kaip mano, nepamatysi. Aišku, turistinės sezonas, o tai be abejo jos išlaisvėjusios, tačiau štai čia, po tolyn į gilumą, tai tikrai nuogos odos gabalėlio nelabai išvysi. Įvairiausias matom prekės, va, vištos gyvos parduodamos, na, įsivaizduoju, Lietuvoje tai buvo turbūt kokių tarpukarių, panašiai turgus atrodė, bet tvarkos ir visokiausias prekės. Bet čia jis net nėra turgus, čia yra apskritai. Taigi čia yra kelias. Taip, tai tiesiog va, centrinė miesto gatvė, tokiuose didesniuose miesteliuose, tai būna nuolatiniai rajonai. Na, irgi ne turgus, bet kaip ir nuolatinis rajonas, kuriame tiesiog pilna parduotuvių ir tos parduotuvės suskirstytos pagal tai, kas parduodama į rajonus. Dar to turgaus dalys, o tu tarpu mažesniuose miesteliuose, na tai karts nuo karto tiesiog turgus būna centriniai gatvėje. Ir šiandieną yra viso labo antradienis, net ne savaitgalis, tai reikia žinoti, kad turgaus diena. Visi vietiniai net nebijojo, kad puikiai tą žino. Va ir išvažiavom iš tos turgaus zonos, eina su prekė, matosi moteris iš turgaus. Čia Džerbos artėjom prie tos zona turistik, kur visi viešbučiai ir čia jau pirmą kartą matom daugiau turistų, net ir tokiu metų laiku. Ir kas iš ties Tunise labai džiugina, tai keliai tikrai geri. Ir geri ne tik dabar, bet ir tikrai didelėje šalies dalyje. Ypač lyginant su keliais Maroke ar Egipte, tai yra kaimyninėmis šalimis, kurios taipogi į turizmą žiūri kaip į pajamų šaltinį. Tai sakyčiau, kad Tunise keliai yra geriausi. Na, o štai dabar matome net ir turistus bildančius karietaitę, na tai čia jau tikrai matosi, kad tų turistų gerokai daugiau negu bet kur kitur, kur mes kol kas buvome Tunise. Tų siūlytojų vežiot karietom, arkliais, kupranugariais, keturačiais motociklais ir kuo tik ne, tai pilni visi Tuniso kurortai. Padešinė irgi joja arkliais turistai. Na, tų pasiūlytojų, žinoma, jų yra, bet visada matai juos liūdnus, nusiminusius, neradusius tądien aukų kabutėse. O čia, prašau, ir tie užimti, ir turistų matom ir kiekvienam kampelyje. Nors, aišku, čia siūlymai kokie yra, kokios galimybės čia Džerboje, tai tikrai gerokai menkesnės negu ten, kur ką tik atvažiavom dykumoje, na, kaip pagalvoji, kur čia keturačiais gali važiuoti, o kur gali ten, kaip mes važiavom per kopas, tas pats ir jot kupranugariais, arkliais ir panašiai. Bet kurortai yra čia, daugelis gilyn į Tunisą ir nevažiuoja, tai tada visos pramogos atvažiuoja pas juos. Ir va čia ta turistinė zona, tai panašiai kaip ir visur iš tikrųjų. Čia kelias ir dešinė ir kairiai matosi didžiuliai viešbučių kompleksai, o dešinė iš karto anapus tų viešbučių kompleksų yra jūra Viduržemio. Nakvojame neprivažiavę Džerbos, irgi yra daug didelių viešbučių. Zartis tenai yra ne pačioj Džerboje, dar žemyniniai daly, bet sako dabar, kadangi jau čia pakrantės daug kur užstatytos Džerboje, tai dabar tas Zartis yra kaip tarsi naujoji Džerba, kur dabar stato naujus viešbučius. Tačiau Tunisas labai skundžiasi, netekęs didžiulės dalies keliautojų, didžiulės dalies turistų iš Rusijos, iš Ukrainos, ir tikrai matėme ir savo viešbutyje, kad paskutiniai skrydžiai iš Rusijos ten buvo viso labo prieš porą metų, kas aišku, ačiū Dievui, ir kitomis kalbomis irgi. Matosi, kad turizmo sezonas dar kol kas neprasidėjęs ir po pusės metų galbūt jau kitą
mėnesį kokie vokiečiai ir čekai sugrįš, o kada grįš rusai ir ukrainiečiai, tai vienas dievas tai žino. Taip, ten buvo tiesiog iškabinti viešbutį ekskursijų vadovų raštai ranka išrašyti, kada ten koks reisas iš Maskvos atskrenda, ar iš Prahos, ar iš kur, tai iš Prahos su rudens sezono pabaiga baigėsi, o iš Maskvos tai dar 21 metų užrašai kabo. Ir kokia svarbi buvo ta rinka, galima suprasti iš kalbų, kuriam čia viskas parašyta, tai mūsų viešbutį ten buvo rusiškai gal daugiau negu bet kokia kita kalba. Šiaip pagrindinės kalbos Tunise, tai gimtoji kalba daugeliu yra arabų ir matom, visos rodiklės yra arabų raštų visur. Bet antra kalba prancūzų, nes buvo prancūzų kolonija daug dešimtmečių, 20 amžiaus vidury, tik tai tapo nepriklausoma. Ir ta prancūzų liko tokia elito kalba, tie tunisiečiai, kurie save laiko kietais, tokių elitų, ten verslo, politikos ir panašiai, tai puikiai kalba prancūziškai, kiti irgi mokomi kaip užsienio kalbos prancūzų ir net jau kalba angliškai, tai dažnai taip sakiau prancūziškų, ne arabiško, o prancūziškų akcentų. Ir netgi jeigu, pavyzdžiui, man asmeniškai tai ta prancūzų kalba, tai par prancūzų ar arabų tai didelio skirtumo nėra. Po keletą žodžių žinau, dar arabiškai daugiau galiu pasakyti negu prancūziškai, bet kai kalbinu arabiškai, pavyzdžiui, klausiu kainos, tai dažnai atsako prancūziškai, nes galvoja, iš šviesiaodės, taigi visi šviesiaodžiai turi prancūziškai kalbėti, čia jau kažkokia Europos kalba. Taip ir buvo, bet buvo prieš gal 100 metų kokių, o dabar jau seniai pakeitė anglų kalbą, bet čia Tunise vis dar tarptautinė kalba, jie mano, kad yra prancūzų. Na, reikia pasakyti, kad iš tikrųjų mes ruošiame šiek tiek keliauti ir tam, kad jau visiškai nepražautume, tai tarkime Duolingo programėlė šiek tiek. Šią žiemą mokiausi prancūzų kalbos tokių visiškai pradmenų, kad bent suprasčiau, kai pasakys skaitmenis, kiek kas kainuoja ar panašius dalykus. Tai be abejo bandome angliškai, tačiau jeigu jau visiškai niekaip kitaip, tai tada reikia prisiminti ir mokyklos vokiečių kalbos žinias, kurios turbūt po mokyklos ir nebelabai vartojau, tačiau čia jau matai, kad net ir tie kalbos trupiniai, kuriuos kažkada tu mokeisi mokykloje, jau tau padeda. Tai lygiai tas pats yra ir su ta prancūzų, kad ir keletas tie per Duolingo išmokti žodžiai, bet kitą kartą jie gali būti ko ne aukso vertės. Na taip, tokias pagrindinės kalbas aš šiek tiek moku nuo seno, nes prieš kiekvieną kelionę stengiuosi pasimokyti tos vietinės kalbos, tai ten arabų kalbos, tai ir prieš kelionę į Egiptą, ir prieš kelionę į Arabijos pusiasalį, ir Maroką, ir kitur. Aišku, ten yra nemaža problema, kad arabų kalbos dialektai tai skiriasi kartais taip, kad beveik kaip skirtingos romanų kalbos, kaip ten ispanų ir portugalų ar panašiai. Aišku, visi mokytesni moka tą standartinę arabų kalbą, nes tai yra kalba, kuria parašytas Koranas, bet vis dėlto jie įpratę kalbėti kitaip šiek tiek, taip kad arabų kalbos taip išmokti, kad susikalbėtum su vietiniais tikrai tai vietinių kalba yra daug sudėtingiau negu, tarkim, kokia ispanų ar anglų kalba, kurios visam pasaulyje yra daug panašesnės. Na tai reikia pasakyti, kad mes kalbam daugelį šalių tokių kalbų kratimų. Šiek tiek ispanų, šiek tiek prancūzų, šiek tiek vokiečių, šiek tiek italų, šiek tiek lotynų. Irgi kai kurie žodžiai praversdavo tikrai ne kartą, nes pasigauna šaknį ir jį kažkur girdėta ir tiesiog randi kalbą. Be abejo, kartais ir rankų judesiai irgi padeda susibendrauti. Taip, manau, dažnai dabar žiedė į kairę. Manau, dažnai žmonės per daug bijo, kad sako, nemokėsiu kalbos, kaip aš ten susišnekėsiu. Net ir šalyse, kur iš tikrųjų nemokėjom kalbos, kinų pavyzdžiui, kur kad ir kiek bandžiau pramokti, bet tiesiog man tuos tonus labai sudėtinga pagauti, tai tada, kai aš sakau, galvoju, kad sakau teisingai, bet turbūt truputį ne tuo tonu ir nesupranta, tai ten tikrai nemokėjom, bet nepaisant to vis tiek apie mėnesį išgyvenom ir apsistodavom ir užsisakydavom viską, ką reikia ir taip toliau. Taip, kad tikrai tai nėra absoliuti būtinybė, bet pačiam praverčia kokius 100 žodžių tą kalbą išmokti, kurią važiuoja, nes ir žmonės kitaip vertina. O čia tai jo, čia jie ir patys tokių kalbų mišinių kartais pusiau prancūziškai, pusiau arabiškai kalba, tai aš irgi vakar klausiu, kur registratūra. Aina recepcion. Tai vieną žodį žinojau tik tai arabiškai, kitą tik tai prancūziškai. Dabar dešiniau.
tiesiai labiau. Ir čia Džerba yra, šiaip dvi tokios realiai turizmo zonos yra Tunise to paplūdimių turizmo. Tai viena va šičia Džerba. Šiek tiek brangiau visada čia būna kažkaip tai, bet nežymiai. Tai yra tokia sala, bet ta sala pasiekiama nuvažiavo Sankasą, mes atvažiavom tiesiog iš žemyno, taip kad nėra tai sala, į kurią reikia ten keltis keltu. Ir jinai yra Tuniso pietuose, šiek tiek šilčiau, sausiau. Ir taip pat kita zona yra ištisa kurortų linija šiauriau, į kurią mes ir atskridom. Tai Hamametas, Susa, Monastyras ir panašiai. Tai mes ten atskridom ir apvažiavom visą Tunisą. Jau daugiau nei savaitę čia važinėjom. Dar beveik savaitę liko. Ir kiek matau, čia kurortai patys, na, tai jie atrodo labai panašiai. Tiek čia Džerboje, tiek ir ten Hamamete. Bet kita vertus, aplink visą Viduržemio jūrą panašiai atrodo. Čia didžioji dalis žmonių, aišku, skrenda ne kultūros pažinimo tikslais, bet tiesiog, kadangi čia šilta, na, o kadangi šiuo metu nėra labai šilta, tai tų turistų sąlyginai mažai. Na ir iš tikrųjų keista, kad net ir tuos, kur sutinkame, tai jie keliauja daugiausiai turistiniais autobusais, kas tikrai yra keista, atsižvelgiant į tai, kaip lengva čia išsinuomoti automobilį, kad tai nėra kažkokios kainos, kad vairuotojų kultūra visai padori lyginant, ypač su aplinkiniais kraštais, ir kad čia nėra kažkur Afrikos giluma, tai yra tikrai ir kalbos atžvilgių, kaip minėjau, įvairių kalbų po vieną žodį mokėdamas tikrai išgyvensi, ir taip pat galima savarankiškai keliauti be jokių didesnių problemų, nes ir policijos postų nėra labai daug, tai nėra tokių nuolatinių stabdymų, kur tikrina dokumentus ir tikrindami dar laukia, išsinešę tavo pasą pusę valandos, tikėdamėsi, kad tu jam duosi bakšišo. Tai tokių dalykų čia tiesiog nėra, tai iš tos pusės keliauti automobiliu nepriklausomai Tunise yra labai patogu, bet nepaisant šito fakto, sutikome gal vos keletą automobilių, kurie daro taip pat kaip mes, o absoliuti dauguma turistų keliauja turistiniais autobusais. Bet tam kultūriniam turizmui didelį smūgį turbūt sudavė ir tie teroro išpoliai, kažkaip pasikeitė kontingentas turistų tada ir dabar labiau važiuoja poilsiautojai, kurie atvažiuoja į viešbutį, užsidaro ir galvoja, na, tai ten bus saugu, kas atrodo visiškai kvaila, nes kaip tik tokius ir puolė tie teroristai, kurie būtent atplaukė kruizinių laivų ir taip pat apsistojo šituose dideliuose viešbučiuose, kuriuos tos islamo valstybė vadindavo bordeliais, nes ten nepadoriai elgėsi musulmonų požiūriu. Bet visada kažkaip taip mažiau bijo su agentūra keliauti, ar agentūra pasirūpins, agentūra išgelbės, o tokie nepriklausomas turizmas visada po bet kokių sukrėtimų labiau nukenčia, kažkaip žmonės pradeda labiau bijoti, nepaisant, kad iš tikrųjų tikriausiai net saugiau yra keliauti nepriklausomai, ne šalia kitų turistų. Bet apskritai aš tokias tendencijas išvilgčiau, kad iš tikrųjų mano galva apskritai tokių savarankiškų turistų, savarankiškų keliautojų, tai jų tikrai kiekvienais metais vis daugėja. Matome ir lietuvių tarpe, tikrai daugiau žmonės drįsta ko imtis, ko anksčiau galbūt ir nebūtų drįsę, tačiau dabar jau jie tuos dalykus daro. Ir kai mes pradėjom savo tokį gyvenimo būdą 2017 metais, jau aišku ir iki tol buvom nemenkai keliavę, tai po to sakyčiau, kad tos tendencijos tikrai labai ryškios. Čia va, pravažiavom neseniai avių, tai net ir kurorte tarp viešbučių ganomos avys. Na, tas žemės ūkis, gyvulininkystė iki šiol tikrai yra svarbi, nors aišku, tokiose vietose mums auga šiais laikais. Vakar, pavyzdžiui, buvom tokiam berberų kaime ant kalno, kur dar žmonės berberų kalba, atsiveria nuostabūs vaizdai ir ten rodė kaip alyvuogių presai, kur sukdavo kupranugaris ir panašiai, bet dabar jau visai tuščia, sako, 100% žmonių dirba iš turizmo šitam kaime. Vienas paskutinių iksarų, kuriuos aplankėm per šitą kelionę. Man jau ir pakaks. Gerai, galim važiuoti iki paskutinio. Čia buvo Metamur iksaras ir sekantis bus Tužanė. Čia matom vienas dar labiausiai naudojamų, ne kairiau. Čia.
vienas labiausiai naudojamų Ksarų. Ten tikrai yra pakankamai tų sandėliukų, kuriuose ar kažkas gyvena, ar yra parduotuvėlės, kaip, pavyzdžiui, fotoprekių. Atėjo viena moteris berberė pagal rūbus ir primiktinai siūlėsi atrakinti mums vieną tokių sandėliukų, sutikome. Na ir aišku, kaip ir reikėjo tikėtis, atrakinus jai paaiškėjo, kad ten yra jos suvenyrų krautuvėlė. Labai apdulkėję suvenyrai, nes aišku, smėlis čia visur padengia viską sluoksniu savęs. Tai mes, aišku, kaip visada atkeliavę tik tai su kuprinėmis, tai žinoma, nieko nelabai galėjome pirkti, nes galimybės kažką parsigabenti yra labai ribotos. Na, čia, aišku, vaikai. Jeigu kamoliu gausi į automobilį, tai tikrai tavo bėdos ir jau iš tikrųjų Tunise esam gavę akmenių vaikas. Penkiametis. Nepažeidė nieko, tikėkimės. Kai grąžinsim automobilį, pažiūrėsim, o dabar į kairę reikia žiedę sukti. Ir išvažiuosim vėl į kelią. Ir čia visur matom degalines, tai yra gali įpilti kokio nori litražo butelį statinę tau į baką. Tik nesu tikra ar kuro ar ko kito, tai dėl to dar nesam bandę. Čia matosi, kadangi jau tankiau gyvenami regionai, šiaip Tunise 14 milijonų gyventojų yra. Ir pietinės dykumos tai retai gyvenamas, bet va čia jau tankiau gyvenami regionai ir vėl daug daugiau šiukšlių, nes žmonės meta, kur važiuoja, kur gyvena aplinkui miestą šiukšlės. Ir visiškai įprastas vaizdas, tarkim, važiuojame keliu ir priešais važiuojantis automobilis atsidaro langą ir išpila šiukšlės. Visiška norma. Mes, aišku, nesekėme jo pavyzdžių, tačiau, kad aplinkiniai taip daro, tai matėm ne kartą ir ne du. Tikrai taip, na ir panašu, kad tų šiukšlių niekas paskui ir nerenka, tai už tai va, kur pagrindinis kažkoks kelias, tai net kai atrodytų nuostabus gamtovaizdžiai gali būti, bet na, juos tikrai mūsų europietiškai akiai trukdo tie šiukšlių kiekiai, bet aš manau vietinių akiai netrukdo, nes dažnai jie gali sustoti ir gerėtis tais vaizdais ir tarsi nematytų visų šiukšlių, nors va, kalbėjom su vienu žmogum, kuris jau Kanadai pagyvenęs, tai jau jam sako, tada bado akis šiukšlės. Čia tradicinis pusiau apleistas berberų kaimas. Kertam jį. Pasigėrim nuostabiais vaizdais. Čia matom augina gaidžius, avis. Ir nuostabus vaizdai, namus pašlaitėjai. Ar gražu tavo čia? Na taip, daug tokių kaimų yra pusiau apleisti, žmonės išsikelia. Tokiuose kaimuose dažnai žmonės dar berberų kalba ir tai buvo tos kalbos, kurios čia vyravo dar iki arabų užkariavimo prieš 1500 metų. Bet Maroke dar daugiau, kas jom kalba, čia Tunise jau tik tai tokiuose kaimuose žmonės. Beveik jokio nebuvo iki šiol kortelė, dabar atsirado. Kelią, kur važiuosime į Matmatą. Ir Matmata dar vienas iš tokių keistų miestelių čia mūsų akim žiūrint, ten gyvenama po žeme. Tai yra net ne tokiuose Ksaruose, bet kaip iškasa duobė ir iš tos duobės į šonus padaro kambarius, kur jau tikrai temperatūra yra kiaurus metus beveik vienoda ir būtent vienas tokių sakykime, požeminių kiemų su kambariais paverstas viešbučiu ir tam viešbutį būtent filmavo žodžiu karus. Taip, ten į dešinę, o ten matosi jau kažkas neaišku, kada nuvirto ir ta mašina liko turbūt viskas jau su visam laikui. Matmatą į dešinę. Jo, tai va šituo keliu į dešinę. Aižam.
išvažiuojam iš požeminio viešbučio, kuriam... Sušalę Saharos dykumoje. O, veidrodėlis. Žiūrėk, iš tiesų bus nudaugęs. Gerai, pataisiau. Pataisyk man, kad aš matyčiau. Ne, stiklelį. Supratau, tai kiek tau pakreip? Taip, supa? Dar labiau. Taip? Nu tai, kad nepakreipai. Taip? Tai, kad čia per smarkiai. O neįmanoma mažiau? Taip. Nu taip, pažiūrėsiu. Gerai. Tai pradėjo lyti. Saharos dykumoje pradėjo lyti. Šalta, lyja, sušalę mėgojom, susisukę į visus dembilius, kiek buvo. Na, tai tuose požeminėse viešbučiuose, sako, 17 kiaurus metus. Vasarą, tai manau, tikrai smagu ten ateit. Bet... Ne, dabar tai smarkiai per šalta. Tuniso žiemą, tai nori sakyti, gal sušilt patalpoj. Ir patalpoj nesušyli ir dar ateini visas sulyjas šaltam lietui. Prie visų turistinių viešbučių gaunamas kupranugaris, juos siūloma jotna, bet per lietų turbūt mažai atsiranda norinčių. Bet atsiranda, kad dabar į kairę suk. Kairien? Jo. Kairien. Ne. Ar tiesiai? Čia tiesiai, aha. O šitas miestelis apskritai garsėja Matmata, kad čia tikrai žymi dalis visų namų yra požeminiai. Aišku, dabar nauji jau statomi paprasti, tai šiais laikais jau yra ir kondicionieriai gali būti ir viskas tai mažiau aktualu. Bet tas požeminis toks gyvenimas ar be langų įtvirtintas, tai čia tikrai yra tunisiečių kraujai ir net romėnų laikais. Tai kai čia romėnai atvyko, tai net romėnai pradėjo statytis vilas po žemę, matyt pasižiūrėję į tai, kaip vietiniai daro. Bularedžia, tikrai įdomi vieta, toks unikalus romėniškas miestas, kur po žemę vilos. Į kairę ir tada į dešinę. Tuo pagrindiniu keliu išvažiuojam ir dabar jau pradedam grįžimą link Tuniso. Jau vakar pradėjom, bet čia bus tas kelias pakrantę maždaug pro įvairius kurortus ir taip pat Kairuano labai svarbu musulmonų miestas, sako, 4. pagal šventumo po Mekos, Medinos ir Jeruzalės. Na, aišku, kaip ir 8 pasaulio stebuklų, tai yra daug tų 4 miestų. Ir taip pat Džem, kur vienas įspūdingiausių romėnų amfiteatrų, sako, vėlgi antras po Romos Koliziejaus. Pasižiūrėsim, kaip iš tikrųjų, o kaip, kur jau dar norėtum apsistoti, ar Ksarė, ar požeminiam viešbutį? Ne, nenorėčiau, nes tikrai šalta. Šiuo metu žiemą, tai čia jokiais būdais nėra ta įsivaizduojama temperatūra, kaip Tunise žmonės sako, kaip ten karšta, tai mums tai toli gražu iki to karštumo, nes dažnai tai sušalam, o dabar dar ir sulyjam, šaltam lietui. Tai ne, norėtųsi iš tikrųjų pagaliau atsidurti viešbutyje, kuris galbūt turės hamamą ir ten pagaliau sušilti. Galbūt jau ir pavyks pakrantėje. Aišku, pliusas toks ne sezono metu, kadangi kai apie šitą viešbutį Sididrys paskaičiau komentarus internete, tai ten sezono metu, sako, neįmanoma išsimiegoti, nes autobusai turistų nuolat išlaipina ir ten po tuos kiemus vaikšto, ten kalba, rėkauja ir panašiai. Tai aišku, dabar jau nieko tokio nebuvo. Iš viso nakvojam atrodo, ne vieni, gal dar kokia viena. Galbūt vienas kambarys be mūsų buvo užimtas, bet net ir tas nebūtinai. Taip, noriu čia sustot pažiūrėti šitą nuostabų vaizdą. Čia ganėtinai gal gražu, va. Ne, aš nenoriu. Nu, tai 3 autobusai žiūrovų ir aš dabar grūsiuos. Juokauju gal. Aš jau atpratus. Kupranugariai laukia iš karto. Aš jau atpratus nuo tokių, man tai tik tai reikia gražių vietų žmonių. Prie to labai greit gali įprasti, prie tokio patogumo, kuris sezono metu visiškai neįsivaizduotinas. Pasivaikščiojom pas Fakso Mediną. Kokie įspūdžiai? Purvina apšnaukšta. Dabar kairiau važiuot. Na taip, antras pagal dydį Tuniso miestas. Šiek tiek, ne šiek tiek netgi atsilieka nuo sostinės Tuniso visokiam savo galimybėm. Ir daug labiau kol kas patiko dykumos. Kaip tau? Ne, Sfaksą tai tikrai nėra ką žiūrėti. Vienintelė lankytina vieta ir ta buvo šiandien uždaryta bokštas. Aišku, įdomu buvo pasivaikščioti Mediną. Siauros gatvelės. Šiek tiek kitokios Medinos negu Maroke. Čia tokios baltai mėlynai dažyti namai. Galbūt gatvės šiek tiek platesnės, daug kur ir automobiliai pravažiuoja, bet yra ir labai siaurų. Tai didelė dalis nepravažiuojamas automobiliais gatvės. Namai labai seni. Toks chaosas, tiesiog pažiūri kažkur pro langą, ten žiūrėk parduotuvėlė, kažkur kažkokios dirbtuvės, kažkur žmonės miega ir vienas matėm net jau sugriuvęs namas.
visiškai, ta prasme, tiesiog susmego greičiausiai ir beliko griuvėsiai, net gatvė greitima uždaryta. Kas tau iš dykumos labiausiai patiko? Iš dykumos, manyčiau, kas yra Žvaigždžių karų fanai, tai vienareikšmiškai tos vietos, kur filmuota Žvaigždžių karai, kadangi manau, kad yra tokia turizmo rūšis, kai keliauji į savo mėgstamo filmavimo lokacijas, tai tuos žmonės tikrai turėtų masinti šitos vietos. Ir tą progą vakar kaip tik apsistoję viešbutyje, kuriame filmavo Žvaigždžių karus, pasižiūrėjome Žvaigždžių karų pirmą dalį ir iš tikrųjų matėme lygiai tas pačias vietas, kuriuose tuo metu kaip tik ir buvome arba buvome diena prieš. Tai iš tikrųjų sukūrė visai kitokį įspūdį apie patį filmą ir leido suprasti tam tikras popkultūros detalės, tam tikrus memus ir panašiai, kurių anksčiau galbūt net nebūtinai susėdavau su Žvaigždžių karais. Na ir aišku, žinoma, ir tie patys ksarai, kur žmonės gyveno, seniau buvo sandėliukai, kur laikydavo datulės, kitą maistą, o paskui nusprendė ir patys apsigyventi. Žinoma, irgi buvo labai įdomu patiems tokiame apsistoti ir pasižiūrėti, kaip žmonės kūrėsi šimtmečiais tokiuose. Ir aišku, ir pati dykuma, pasivažinėjome ir keturračiais. Smėliukas nuostabiai tobulas, birus, gražus. Čia, aišku, dėl jo ir daugiau filmų filmuota, tarkime, Anglas ligonis, Indiana Jonesas, Monty Pythonas. Tai tikrai manau, kad Tunisas turi ką pasiūlyti įvairiems skoniams. Taip, tikrai, turbūt didžiausia nuostaba sukėlė tai tie skirtingi ištisi gyvenimo būdai, kaip čia skirtingai žmonės gyvena ir ką pats gali čia atvykęs irgi išbandyti. Tai kas ten tuose ksaruose sandėliukuose, kas po žeme gyvena. Labai įdomu, nes esame įpratę, kad daugelis šalių, na, vis tiek lankai dieną tas lankytinas vietas įdomias, bet naktį atvažiuoja ir nakvoji panašiam viešbutį kaip ir visur kitur. Tai labai įdomu tos šalys, kur gali net ir naktį kiekvieną irgi būt toj unikalioj atmosferoj, kokios niekur kitur nėra. Tai va šitas tikrai nustebino. Na, o kalbant apie tuos ksarus, tai ten net ir nenakvojant kartu, bet tiesiog pasėdėt, pasigėrėt tokia trupančia sena įdomia architektūra. Tikrai labai įdomu, na ir nieko keisto, kad Džordžas Lukasas pasirinko tą vietą Žvaigždžių karams, nes taip arti Europos. Tai yra tikrai tokia ypatinga vieta, kur, na, kas nėra buvęs, tai pamatęs tik tai per ekraną tikrai gali tai atrodyti kaip kažkokia nežemiška kita planeta, nes, na, žmonės mūsų žemėje paprastai taip negyvena, tik tai čia. Ir tiems, kas ir nori komforto daugiau, tai iš tikrųjų yra tokių ksarų, kurie yra labai pritaikyti. Tarkime, patys tie urvai tokie, sandėliukai kadaise buvę išskaptuoti, paversti į viešbučius ir kai kurie yra, tarkime, ir su kondicionieriais, kas jeigu vasarą per karštą, tai gali ir pasišaldyti, o kaip mes šiuo metu, tai pasišildyti ir iš tikrųjų privesta įvairiausių dalykų, kurie mums dabar reikalingi, o aišku, prieš keletą šimtų metų, kai žmonės ten dar gyveno, tai tikrai nebuvo reikalingi. Tačiau taikydamėsi prie atvykėlių, tunisiečiai kviečia pažinti jų kultūrą ir neišeinant iš savo komforto zonos. Taip, nors aišku jau tokių ksarų, kur tarkim būtų ten ir vonia ir panašiai, kiekvienam kambarį jau, na gal dušas, yra, bet nedaug. Kambarį yra. Tokį su dušu, bet tualetas tada vis tiek buvo išoriai. Tai kadangi buvom vieninteliai turistai, tai turėjom tą namelį tik tai savo, jokių eilių laukti nei rytą, nei vakarą nereikėjo, bet aišku galiu įsivaizduoti, kad kai būnat pats turizmo sezono įkarštis, tai matyt tenka palūkuriuoti. Bet tai jau ten tikrai tokia atmosfera, kaip net ir tokia kaip sterinė, galėčiau sakyti, na, tokių vietų jau kažkiek yra, kita vertus taip atrodo, kad tas turizmas dviem tarpusavį mažai susikertančiam kryptime eina, na, tai yra tas toks kultūrinis čia turizmas, kur unikalios tos patirtys, kurios tik Tunise ir vaikščiam ten po berberų kaimą, Šaniny, ant kalno ir matėm, kaip ten žmonės gyvena, gerėjomės nuostabiais vaizdais nuo kalno, na, o kiti tokiose vietose sustoja nebent trumpai su savo turistiniu autobusu, o grįžta į tokius milžiniškus viešbučius, kurių tose dabar irgi daug yra tuščia, kadangi ne sezonas, bet ten jau gauna praktiškai tą patį, ką visur kitur. Ir dabar, pavyzdžiui, čia nacionalinis maistas, pas juos yra kuskusas Tunise, ten turi keliasdešimt, gal net kuskuso rūšių.
Bet vakar valgėm tik antrą kartą kuskusą, nes kai apsistodavom tuose viešbučiuose, kur tokie tarptautiniai, na tai ten paprastai būdavo tarptautiniai ir pusryčiai, ir vakarienė visiškai ne kaip Tunise. Ir tik tai, kai patenkėjau į tą vietinę zoną, tada jau tik tai turi ir vietinę virtuvę, ir kitas vietos tradicijas. Na ir iš tikrųjų tas viešbutis, kuriame gyvename ir kuriame Lukasas 1999-aisiais filmavo filmą, tai ir tada jau buvo viešbutis ir priklauso vis dar tiem patiems savininkam, kaip ir išsiaiškinome su jais pasikalbėję. Tai manau, kad juos ištiko neįtikėtinai sėkminga lemtis, nes ir daugiau tokių viešbutėlių, kurie tiek turistų tikrai neturėtų sulaukti. Nuo čia tai ir ima už pasižiūrėjimą viešbučio į vidų bilietą ir gali apsistoti, gali ateiti į restoraną, į barą ir visais kitais įmanomais būdais finansiškai prisidėti prie to viešbučio ir tolimesnio išlaikymo. Taip, daug rekvizitų ten liko, kai girdėjau, įdomu, kad po 77 filmo buvo tos rekvizitų daug išnešę tie viešbučio savininkai, na, galvoju, čia kas tai vėl dabar nufilmavo ir dabar vėl viešbutis. Bet paskui pradėjo patys po truputį atkūrinėti vis labiau, o paskui, kai jau filmavo antrą epizodą, tai jau viską ir paliko, nes suprato, kokia tai yra vertybė ir kad pats tas faktas, kad ten filmuota, tai jau geriau jį palikti ir visiems rodyti, o ne kažkaip tai slėpti. Apdaužytų labai mašinų, pusiau subirėjusių, techninės apžiūros arba nėra, arba lengvai praeinama bet kam praktiškai. Na ir mūsų viešnagės metu pirmą kartą lyja, tačiau lyja, kad ir kur be nuvažiuotume, jau nuo tos vietos, kur nakvojame, nutolome 160 km, tačiau visą laiką lyjo ir tebelyja. Laimiai nėra tokia didelė liūtis, šiaip žiema kartu yra ir lietingas sezonas Tunise, bet tas lietingas sezonas tai čia ne taip kaip tropikuose, čia kaip, nežinau, kaip Lietuvoje vasara, tai maždaug tiek lyja Tunise žiemą, tai tiesiog atlyja, nes vasara Tunise tai praktiškai visai nelyja, bet kita vertus labai priklauso nuo vietos, pietuose, kur prieš tai buvom, užvakar, dykumose, tai lyja tikrai be galo mažai ir tam Šaniny, Berberų kaime, mums net pasakojo, kad ten 6 metus jau jie nematė lietaus. Esam Džemo mieste, kur vienas garsiausių romėniškų statinių visam Tunise ir gal net visam pasauliu, Džemo amfiteatras, beveik tokio dydžio kaip pats Romos koliziejus, tik kadangi stovi Afrikoje, tai kur kas mažiau žinomas. Ir netrukus jį čia išvysime. Tikrai labai įspūdingas, jau čia pasipylė ir turistų, kinų grupės ir visi norėjo įsiamžinti prie nuostabaus statinio, kuris šitiek metų, bet vis dar stovi. Taip, ir užėjus tikrai lengva įsivaizduoti, kaip ten kadaise vykdavo gladiatorių kovos, paleisdavo žmonės kovoti su liūtais, vykdavo mirties bausmės, tokia milžiniška arena. Ir ne ką mažesnė iš tikrųjų negu šiuolaikinės arenos, kur šiuolaikinės sporto varžybos vyksta ir taip jau beveik 2000 metų čia stovi. Dabar dešiniau. Įdomu tai, kad aplinkui yra, tarkim, musulmonų mečetė, tai yra visiškai kitaip besivystantis istoriniai laikai. Kairė dabar? Na, įdomu tai, kad dešinėje yra irgi panaši forma pastato, tačiau ne. Kairė. Čia ne koliziejus, čia yra mūsų viešbutis. Taip, jo, viešbutis vienintelis atrodo mieste, arba vienas nedaugelio pastatytas tokiu būtent stilium, kad atkartotų tą koliziejų savo formą. Per vidurį yra didelis kiemas, na, dabar atmatosi tas amfiteatras, kurį nejučia net pavadini koliziejum, bet aišku, kol atsidengs vaizdas, tai reikės dar truputį pastovėti kamštį. Čia jau normalu, čia jau pripratau, kad čia jau kažkaip eismas tai juda chaotiškiau negu visur kitur likusioje šalies daly. Net keista, atrodo, kad tie Berberų palikuonys
dykumoje tai vairuoja geriau. O čia visi grūdasi jau panašus eismas, sakyčiau, netgi ir į Egipto eismą. Dabar, aišku, matom pasaulį taip, kad Europa daug turtingesnė už Afriką, Afrika daug chaotiškesnė, bet romėnų laikais tai šita provincija buvo viena turtingiausių Romos imperijoje ir būtent todėl čia tas milžiniškas amfiteatras galėjo būti pastatytas. Čia buvo daug daugiau turtų, daug daugiau prekybos negu, tarkim, kokioje Ispanijoje dabartiniai. Ispanija tai visur pristatoma tik tai kaip alyvų aliejaus tiekėja, kuri tą darydavo daugybę metų Romos imperijai ir nieko nekalbama nei apie jos didybę, nei apie kitus klausimus. O štai čia jau visų gražumu, saulėje besispindintis ir besipuikuojantis amfiteatras. Čia yra geriausiai išlikus jo siena ir matosi koks aukštis ir per vidurį, per visą tą aukštį buvo viduj vien kėdės, apie 35 000 vietų, tai daugiau negu dvigubai už dabartinę Kauno Žalgirio areną, sakykime, didesnis statinys. Dabar čia į dešinę suksim, iškart laukia su kupranugariu, kaip ir prie kiekvienos lankytinos vietos Tunise. Gal kas norės nusifotografuoti ant kupranugario prie tokios vietos. Man dar labai gražus ir šitas mėlynas mažytis pastatukas. Čia, aišku, suvenyrų prekėjai, bet kaip bebūtų keista, labai įkyrus tai jie nebuvo. Arba čia mečetė prie to amfiteatro. Gaila, kita pusė amfiteatro yra nugriauta, ją nugriovė ne laikas, o patys žmonės, kai tapo tie amfiteatrai nebereikalingi po gladiatorių kautynių panaikinimo, tai tiesiog žmonės sugalvojo, kaip juos panaudoti geriau, tai pradėjo rinkti akmenis iš jų statyti savo namus dabar į kairę. Visa laimė, kad čia buvo nedidelis miestas, Eldžemas šalia, tai taip ir neišrinko jo viso namams, net ir per tuos 1000 mečius šitoks milžiniškas jisai buvo. O ten, kur buvo amfiteatrai ir kiti romėnų pastatai stovėdavo, kur ir vėliau buvo dideli miestai, tai dėja dažnai atsitiko taip, kad jų nebeliko tiesiog, nes juos žmonės surinko, pastatė kažką kitą iš jų. Šiandien jau labai gražus oras, vakar atvažiavome į Eldžemą ir netgi apskritai turėjome nelankyti tą tikrąjį amfiteatrą, bet apsistoti tame viešbutyje amfiteatre, nes lijo baisingai, supratom, kad nieko čia nepamatysim ir jokių gražių nuotraukų nepasidarysim su tikruoju amfiteatru, tai pasirinkome viešbutį, kuriame iš pieties padirbėjome. Tikrai buvo darbui sąlygos geros, stalas, kėdė, tai ko mums reikia. Na, o šįryt jau saulutė vėl mus pasitiko savo šypseną nuo pat ryto ir galėjome aplankyti šias nuostabias vietas. Taip pat aplankėme ir muziejų, kur nuostabios mozaikos, iš tikrųjų išsilaikiusios irgi šitiek amžių, o dar vis juose gali pamatyti ir nimfas, ir Dionysą, ir ištisą romėnų didybę. Mozaikos, sakoma, iš šito regiono ir atsirado dar anksčiau, negu išplito po visą Romos imperiją, ir čia buvo, bent jau vietiniai taip mėgsta pasigirti, kad čia patys geriausi buvo amatininkai tų mozaikų. Na, tais laikais nelaikydavo menininkais jų, tai buvo labiau kaip plytelių klojėjai šiais laikais, bet aišku, dabar žiūrint tas mozaikas, tai atrodo pačios aukščiausios rūšies menas, o tuo tarpu, kur būdavo menininkai tų laikų, kaip pavyzdžiui dailininkai, tapydavo freskas, na tai tiesiog daug jų darbų jau priešingai negu mozaikų nėra išlikę. Laikas negailestingesnis tapybai negu mozaikai ar skulptūroms. Štai čia irgi miestas pasidabinęs savo žiedą, savo kultūriniais elementais, ir iš tikrųjų pas juos ganėtinai įprasta, kad žiedo viduryje gali pamatyti kokią nors milžinišką skulptūrą arba milžinišką juokingą padarą. Kairė dabar. Matėm ir milžinišką alyvų medį, dirbtinį, bet milžinišką, tikrai milžinišką. Na ir dabar jau išvažiuosim. Dešiniu, ar ne? Jo. Geležinkeliai Tunise yra ganėtinai gerai išvystyti Afrikos mastais, nes daugybė Afrikos šalių tai arba jų išvis nėra, arba jie kažkada buvo, bet yra nunykę. Bet čia prancūzų kolonijiniais laikais pastatyta visai nebloga sistema. Tiesa, tie traukiniai važinėja gana retai, bet jie yra pigus, ir jeigu
yra noro, tai galima ir traukiniais patirti šalį. Priešingai negu autobusų, traukinių grafikus paprasta surasti internete. Tinklapį, tuo tarpu su autobusais daug sudėtingiau. Važiavom, kai atskridom ir dar neturėjom automobilio, važiavom autobusais visokiais iš Enfidos oro uosto į sostinę Tunisą. Tai tikrai ilgai užtruko išsiaiškinti, nes jokių grafikų nėra. Kiekvienos kompanijos autobusai stoja skirtingoje autobusų stoty ir reikia daug vietinių klausinėti, kur dabar tas būtent autobusas stoja. Net jeigu randi kažkokį grafiką, tai dažniausiai nežinai, kur jisai stoja. Reikia klausinėti vietinių, kur tokios būtent kompanijos autobusas tą mieste stoja. Bet aišku, viešasis transportas tikrai pigus. Jau piniginės nuo jo tikrai neskauda. Kaip minėjome, pats benzinas keliauti nuomotų automobilių irgi nėra brangus, tačiau nuoma mašinos atsieina. Mes mokam už 2 savaitės 370 eurų. Bet turiu atsižvelgti tai, kad automobilis tai iš tikrųjų retas. Ta prasme, kad tai yra automatinė pavarų dėžė. Ir jau tokią automatinę pavarų dėžę tai esu įsimylėjusi nuo autonuomos Jungtinėse Amerikos valstijose, kai tikrai gali riedėti ir negalvoti, ar tu riedėsi atgal, ar kai įvyksta tam tikri susikimšimai ir tu, tarkim, stovi įkalnėje, tai tau nereikia sukti nei vienos galvos, nei mano, nei Augustino, nei vieno plauko, nei vienos blakstienos, nieko. Važiuoji savo ramiai ir įveiki viską. Tai iš tikrųjų aišku, kad mechaninė pavarų dėžė, tai automobilis būtų gerokai pigesnis išsinuomoti. Tačiau mes pasirinkome štai tokį savo gyvenimo būdo patobulinimą, nes tikrai automobilyje laiko praleidžiame ne tiek ir mažai. Tad kodėlgi neturėjus mažiau streso ten, kur galima jo turėti mažiau. Čia labai irgi priklauso nuo šalies, tai Afrikoje, aišku, automatinė pavarų dėžė automobiliai reti ir gerokai brangesni. Europoje netokie reti, bet irgi brangesni. Tuo tarpu Amerikoje, tai ir norėdamas, Šiaurės Amerikoje, Jungtinėse valstijose, net ir norėdamas sunkiai galėtum išsinuomoti automobilis mechaninę pavarų dėžę, tai tiesiog yra praktiškai visiškai išnykęs dalykas, likęs tik tai, galingiausiuose visureigiuose, galbūt sportinėse mašinose, kai kuriuose ir tiek, bet tikrai ne tose, kurias nuomoja turistams. Ir čia dar apskritai ne tik kad kainos klausimas, bet ir rasti ir sunuomoti automatinę pavarų dėžę buvo tikrai sudėtinga. Turėjome važiuoti visiškai kitą miestą, negu kad manėme nuo pat pradžių, nes tiesiog vienur apskritai buvo tik tai mechaninės pavarų dėžės automobiliai ir norint išsinuomoti automatinę pavarų dėžę automobilį, reikia žinoti tinkamas kompanijos, kurios tai daro. Čia galbūt klausimas kitas, kad internete tos informacijos apie daug ką trūksta. Tai nėra tokia šalis, kur viskas dar prieinama internetu. Tai kelios galbūt autonomos kompanijos turi informaciją internete, bet nebūtinai tam oro uoste, į kurį atskrendi, ar nebūtinai tuo laiku. O šiaip autonomos kompanijų pilna, bet daugelio atveju reikia tiesiog eiti į vietą, šnekėti ir labai sunku taip susiplanuoti, kai atskrendi iš kažkur ir aišku, norisi ir patikimos kompanijos, kur galbūt jau kažkokių atsiliepimų gali perskaityti internete, kad kažko neapgavo tenai ar nebandė apgaudinėti. Tai vat, jeigu taip, tai mes radom tą Tunisę ir todėl važiavom iš pradžių, nors atskridom į Enfidos oro uostą, į kurį atskrenda daug tų atostoginių reisų, bet važiavom į Tunisą. Ir dabar irgi grįšim atiduoti automobilį Tunise, bet dar pravažiuosim pakrantę ir dabar važiuojam į Mahdijos miestelį, kuris yra gražus arabų užkariavimo laikų miestelis, sako vienas gražiausių Tunise. Tai pažiūrėsim, kaip jis atrodo. Mahdija, vienas gražiausių arabiškų miestelių. Ir dabar važiuojam aplink Mediną, tokiu pusėsaliu. Ir visur aplinkui matyti kapai. Balti antkapiai ir sulaidota galybė žmonių. Dešiniu ar kairiau? Turėtum kairiau, dešiniau, atsiprašau, pravažiuoti į tą patį, tai
pusračiu aplink pusiasalį, kuriame pastatyta magija. Kai anksčiau Tunise berberai gyveno ir dabar dar yra jų palikuonių, arabai užkariavo maždaug 6 amžiui, 7 amžiui ir pastatė pirmuosius savo miestus Afrikoje čia. Kairuanas vėliau važiuosim, vienas pirmų, ir čia taip pat. Didžiulės bangos, didžiulis vėjas. Labai didelis, vos vairą išlaikų rankose. Tai labai plaka tą pusiasalį ir labai gražu pažiūrėti tas bangas iš tokios kavinės čia. Pavalgėm tradiciškai maklub, tai pas juos yra tokie tradiciniai sumuštiniai. Malfuf, maklub, ten nuo duonos priklauso, bet tai, kas viduje yra ganėtinai panašu. Harisa, tai toks aštrus padažas, kuris yra labai daug kur naudojamas Tuniso virtuviai. Ir tuo Tuniso virtuvė skiriasi nuo, pavyzdžiui, Maroko virtuvės. Man asmeniškai Maroko virtuvė tai tokia per švelni gerokai. O Tuniso šiaip labai panašiai, bet kai prideda tos harisos, tai pakankamai aštru būna ir tikrai skanu. Iš Šiaurės Afrikos kraštų matyt pati aštriausia virtuvė yra būtent Tuniso. Tai Augustinas ją dievina. Taip, čia kažkokia plyta yra. Aišku, kiti tai turbūt matyti važiuos. Ne, vis tik tai. Matai. Tada šitą gatvę vis tik tai uždaryta. Tai arba tiesiog palauks, kol kažkas priešais atvažiuos ir tada jau važiuos. Aš galiu važiuoti kaip jis, bet klausimas. Gerai, važiuojam. O tai čia ilgai ar ne? Ne, neilgai. Čia va, per Mediną, istorinį senamiestį važiuojam, kur jau vos pratelpa viena mašina ir ypač, aišku, sudėtinga, jeigu kažkas tuo metu iš priekio kaip tik tai atvažiuoja. Arba eina storuliai žmonės. Man atrodo, užkliudžiau jos rankinę. Man atrodo, kad jinai mūsų užkliudė savo rankinę. Ja, arba taip. Girdėti, kaip vėjas košia. Gal paleisiu šitas mašinas, vis tiek joms pirmenybė čia, jeigu jau man plita. Bet išmoksti važiuoti taip kaip vietiniai. Ko Lietuvoje niekada nedarytum, tai čia darai, nes kitaip tiesiog nieko nebus. Čia jau pakankamai platu prasilenksim. Tikrai jaukus miestas. Dabar iš šitos Medinos išvažiuosim į Naujamiestį. Tai kaip prancūzai užėmė Tunisą 19 amžiaus antroje pusėje, tai daugelį miestų pastatė tokius naujamiesčius, kur jau viskas tokiu europiniu stilium. Aišku, po tiek nepriklausomybės metų, tai vis tiek viskas dabar jau persismelkė ir ten tokia Tuniso ir Šiaurės Afrikos ir arabiška dvasia. Kaip tau šitas miestas, Magija? Gražus, žinoma, gražus. Nėra tiek iščiūstytas kaip Sidi Busaidas, bet irgi gražus. Ja, panašumų yra Sidi Busaidas, kuriame mes nakvojam 5 naktis pačioj kelionės pradžioj, būtent va, tokiam istoriniam name, panašiai kaip čia, išsinuomavom tokį istorinį namą. Tai tas miestas iš vis jau yra tapęs tokia menininkų meka, kaip, sakykime, Vilniaus užupis, ar turistai važiuoja nuo pat tarpukario, prancūzų menininkai ir taip toliau. Na, tai gali vieniems patikti, kitiems gal kaip tik, sakys, jau čia nebetikra, nebeautentiška, nebe vietinių. Na, vietiniai irgi važiuoja, bet irgi dažnai kaip turistai pasižiūrėti. O čia vis dar yra ir to tokio grožio, jaukumo, tų ankštų gatvių, vaizdų nuostabių jūrą, bangų, bet kartu vis dar tikrai yra Tuniso dvasia. Čia persmelkus viską, turistų nėra beveik, bent jau tokių metų laiku. Vieni užlipom į tvirtovę Osmanų statytą ir ten vieni vaikščiojom visą laiką po tą tvirtovę ir vieni žiūrėjom į jūrą ten, kaip bangos daužosi.
labai patinka visada kelionėse tokios vietos, kur vėjas daužo bangas į krantą. Lietuvoje to neturim, mūsų krantai tokie ganėtinai ramus, lygus, nėra kažkokių uolų. Visada labai žavu pažiūrėti tas tokias uolinės pakrantės arba akmeninės, kur nuolat daužosi bangos. Va čia išvažiavom iš to istorinio senamiesčio ir viskas kur kas įprasčiau europiečio akiai. Tai aišku, va, kaip čia Neptūnas restoranas, tai tokie fasadai vietom įdomus, kur sakytum Europoje, kad visiškas kičas yra, bet jiems čia žavu ir įdomiai. Spalvų daug, ar ten kažkokios tokios statulos, kaip kažkokia pranugario gali būti statula tokia keista, ar dar kažkokia. Monastyrę važiuojam. Tunisas prie lietaus nėra taip pripratęs, tai matom dabar daug kur užsikišo visiškai lietaus kanalizacija, didelės balos, reiks išvengti jų. Važiuojam į tvirtovę. Ribatą. Tai tokias tvirtovės pastatydavo arabai užkariavę naujas savo žemes ir ten savanoriai musulmonai stebėdavo, kad net kariautų jų vėl kitatikiai. Tai apie 8 amžiaus, daugiau nei 1000 metų. Daug kitų turistų turbūt neitų į lauką tokių orų, bet tai atrodo, kad nėra blogo oro, yra tik blogi rūbai. Tai daugybė bankų aplink. Tai didelis pliusas, nes jie keičia pinigus. Kai kuriuose šalyse tai būna problema, o čia tai bet kada gali. Ir bankomatų daug, tiesa, kai kurie ima mokesčius, kai kurie neima. Tai reikia atrasti tuos bankus, kurie neima, ir dabar jau esam atradę, tai galim jau užsiimti nemokamai, kai turim Revolut ir panašias korteles. Gerai, važiuok. Dabar va dešinėje pusėje, kur tos tokios raudonų juosta mikroautobusai, jau tiesiai. Tai čia yra Luaž stotis. Tai yra tokie maršrutiniai taksi, jie važinėja visai ilgais nuotoliais. Tie mikroautobusai prisirenka pilni žmonių ir tada išvažiuoja. Bet turi savo maršrutus. Na, tai yra ne mieste, tai yra tarpmiestinis transportas, ir kaip yra autobusų stotis, tai taip yra ir šitų Luažų tokių maršrutinių taksi stotis. Į dešinę. Ir jeigu kalba eina ne apie pagrindinius miestus, tai tada praktiškai vienintelis būdas nuvažiuoti viešojo transportu dažnai būna tokių maršrutinių taksina, bet sužinot, iš kur ten tiksliai jie važiuoja ir kada, tai nemažas darbas. Dabar va, organizuojamės, kaip nuvažiuosim į oro uostą, kai jau grįšim tuoj namo, reikės skristi. Ir reikės nuvažiuoti į oro uostą, na ir netaip ir paprasta sužinot, kaip iš tos vietos, kur apsistosim, ten nuvažiuoti. Tai aiškinamės, nes aišku, tada jau laikas paus. Traukiniu važiuoti, bet traukinys išvažiuoja priklausomai nuo to, iš kur, arba 6 arba 7 ryto. Na, tai kai lėktuvas tik tai gerokai po vidurdienio, tai tikrai nesinori taip anksti išvažiuoti, galbūt rasim kažkokį geresnį būdą. Važiuojam palei miesto sieną, o kairėje yra kapinės, labai svarbios kapinės, nes čia palaidotas Habibas Burgyba. Tai kai važiuoji per Tunisą, tai šitą vardą Kai važiuojam per Tunisą, tai šitą vardą matom visur. Tai pagrindinės gatvės beveik kiekviena mieste yra Habibo Burgybos. Na, tai buvo pirmasis šalies prezidentas, kovotojas už nepriklausomybę nuo prancūzų. Dabar į kairę ir tada va, bus Ribatas tvirtovė čia ir galėsim žiūrėti, kur galima pasiparkuoti. Kairė čia? Žiūrėt. Ten valdytis? Jo, nu dabar jau žiūrint tada parkingą. Su parkingu dažnai problemų nebūna, bet aišku, tai nereiškia, kad iškart rasim, bet ne. Bet
čia kaip tai aišku irgi. Ja, čia jau yra netaško, čia tiesiog drenažas nepritaikytas net ir tokioms liūtims ir matėm, kad kai kuriuose vietose net šauna iš lietaus kanalizacijos į viršų tiesiog geizerių vanduo pilnai persipiržius lietaus kanalizaciją. Paskutinė diena, kai turim automobilį, grąžinsim Tuniso mieste, tada viešuoju transportu grįšim į Susą, iš kur tada rytoj iš ryto važiuosim į Enfidos oro uostą. Ir čia jau palyginus su visom dykumom, artėjant prie Tuniso, daug atsiranda tos vakarietiškos civilizacijos atributų. Dabar čia išsukam. Pravažiavom čia Mall of Sus, tai tikrai milžiniškas prekybos centras. Toliau į pietus tai tokie nebent statomi būdavo. Taip pat jau randasi pažįstami prekių ženklai, kaip KFC, Papa John's Pizza. Vietinis vynas iš tikrųjų irgi neblogas, kas buvo man keista ganėtinai, kad atsimenu, kai keliaudavome po Maroką, tai ten praktiškai tik Marakeše gausi taurę vyno. Egipte apskritai mėnesį keliavome nuosavų automobilių, tai tik Kaire pavyko gauti taurę ir tokio dar surūgusio vyno. Ir tik tai vietiniam parodžius, kur jo galima gauti, tai čia buvau ganėtinai nustebusi, kad čia yra ir vynininkystės ūkiai, ir vietinių vynų tradicijos. Na ir aišku, gal tai ir nestebina, nes arabai čia tik tai nuo 7 amžiaus, o tuo tarpu prieš tai ir finikiečiai, ir romėnai vyną dievino, Dionisui, vyno dievui tikrai matėme daug ir freskose vietos palikta ir panašiai. Tai iš tikrųjų ta vyno kultūra čia yra gaji. Aišku, ne visur tikrai reikia žinoti, kur nueiti, tačiau nebus tokios vietos, kur alkoholis apskritai nebūtų girdėjęs. Na, nebent išskirtinai religingose bendruomenėse, tačiau po visą šalį tai tikrai yra tokių parduotuvių, kur gali nuvažiuoti ir nusipirkti net ir gerokai stipresnių gėrimų, ne tik tais vyno, tačiau vynui augti vynuogėms tikrai visos sąlygos yra, nes saulės paprastai tikrai būna daug ir lietaus va čia matom ir dabar lygia, tai iš tikrųjų vynininkystėms ūkiams sąlygos yra neblogos. Čia gal ne tiek iš romėnų dar laikų, nes daug kur buvo Romos imperija, o dabar jau to alkoholio nebėra, jeigu atėjo islamas, bet iš prancūzų kolonijinių laikų vis tik tai ta vynininkystės, Prancūzija buvo šalia, ta vynininkystės kultūra išliko. Prancūzų čia gyveno labai daug, tai praktiškai kas 20 galbūt Tuniso gyventojas kolonijos laikais buvo prancūzas. Paskui po nepriklausomybės jie masiškai išsikėlė, kita vertus ta elito kultūra čia ir toliau liko prancūzų ir mums sakė, kad esą apie 90% Tuniso žmonių geria alkoholį, nežinau kiek tas skaičius teisingas, bet pagal tai, kiek matom pasiūloj, galbūt ir teisinga, čia ta elito kultūra, jinai tokia mažiau religinga, labiau tokia europinė ir lygiuojasi į Paryžių, o ne į Meką galbūt ar Dohą. Ir yra mokamos magistralės čia, tikrai geros, mokamos magistralės, labai pigios. Ten būna kartais, kad pravažiuoja, atrodo, ne tokį ir mažą atstumą, o kai pasiverti eurus, negu 10 euro centų, pavyzdžiui, susimoki už tą magistralę. Dabar tiesa, dar čia mokėjimo punkto nėra, bet greičiausiai jisai kažkur bus. Na ir jau įvažiuojant į automagistralę, matosi ženklai, kad, pavyzdžiui, negalima arkliams su vežimais ir panašiai, tai yra toms transporto priemonėms, kurios lėtintų eismą. Šita automagistralė, ir taip, Tunise tai yra ne šiaip savo ženklas Lietuvoje, jeigu toks ženklas būna arkliams negalima, tai atrodo toks, kas čia jis bevažiuoja, bet čia tai iš tikrųjų važiuoja, būna per miestą su arkliais, vežimais, asilais, mulais, pranugariais. Šitą automagistralę jungia rytiniai pakrantai Tuniso, visus svarbiausius miestus, tai nuo šiauriai ten Bizerta, Tunisas ir paskui pro Susą ir Monastyrą, tai pagrindinės turistinės vietos, kuriuose dabar praleidom kelias naktis. Ir dar toliau Sfaksas ir paskui iki Džerbos praktiškai. Tai čia yra būtent ta pakrantė Tuniso labiausiai apgyvendinta, tokia chaotiškiausia,
viena vertus yra ir visas turizmas, kita vertus ir daugiausiai chaoso, eismo betvarkės, daugiausiai šiukšlių ir panašiai. Istorinių vietų Tunise tikrai gausu ir man asmeniškai tai iš tikrųjų daug labiau patiko reali Tuniso versija negu tokia, kurią aš buvau susikūrusi galvoje. Tai yra, aš įsivaizdavau, kad tų istorinių turistinių lankytinų vietų čia nėra tiek daug. Galvojau, kad čia yra tokia šalis, kuri labiausiai parduoda saulę, kai jos yra, ir kad čia yra ta šalis, kuri orientuojasi į taupų turistą, tai yra, kuris galbūt neįperka kitų turtingesnių kurortų, tačiau Tunisas, tai jam yra įperkamas tikslas ir jisai čia pasiryžta praleisti savo atostogas. Tai aš kažkaip taip įsivaizdavau Tunisą, tačiau kai pakeliavome, pamatėme, kiek čia iš tikrųjų būta kultūrų, tiek finikiečių, tiek romėnų, tiek berberų, tiek arabų, ir visos yra palikusios savo kultūrinį sluoksnį ir savo tam tikrus pastatus, istoriją, ir visą tai vis dar gali pamatyti. Tai iš tikrųjų man Tunisas paliko tikrai labai gerą įspūdį iš tos pusės. Tikrai taip, gal man Kartagina šiek tiek daugiau tikėjausi iš Kartaginos konkrečiai dėl to, kad tai buvo civilizacija, kuri kažkada prilygo Romai, o dėja ten viską romėnai ir sugriovė praktiškai, tai tik tai griuvėsiai likę, ir tai iš tų griuvėsių jau didelė dalis romėnų vėlesnių laikų, o po to dar ir Tuniso miestas ten pastatytas ir išsiplėtė į tą pusę, prezidento vila pastatyta ant dalies tų griuvėsių, ir mažai galimybių pamatyti, bet kas kur kas labiau nustebino, tai romėnų miestai, kurių tikrai daug ir tikrai įspūdingų, kaip Bularedžė su požeminiam vilom, Arduga su įspūdingom šventyklom, ir tiesiog aš dabar sezono metu tai vienas vaikštai po tas šventyklas Bitla su išlikusiu Kapitolijum. Taip nėra, kad viskas būtų išlikę viename mieste, bet taip pravažiavus kelis vakarų Tunise ir taip įsivaizduojant, kad kiekviename mieste buvo iš esmės visą tai pasižiūri vienur ten amfiteatras, kitur šventyklos, trečioje vietoje forumas ir taip toliau, ir tą tokią šitos turtingos Romos provincijos viziją įsivaizduoja. O Džemo amfiteatras, tai sakyčiau, iš vis viršūnė, Koliziejaus lygio praktiškai statinys, ir tikrai vienas įspūdingiausių apskritai dalykų, kas yra išlikę iš Romos imperijos. Įdomu suprasti, kokia milžiniška tai buvo imperija. Mes kalbam apie visiškai kitą žemyną, ne apie Europą, mes kalbam apie Afriką, ir čia pamatyti šitiek daug jos pėdsakų išlikusių iki pačios dienos išties įspūdinga. O kalbant apie šitą saulės pardavimą, tai aišku, iš čia irgi yra. Ne visi galbūt džiaugiasi, įdomumo dėlei paskaitėm lietuvių keliautojų atsiliepimus apie įvairius Tuniso viešbučius, tai supratom, kad kai kurie galbūt tikisi, kad tai bus Turkijos lygis, o dažnu atveju vis tik nėra Turkijos lygis, ten skundžiasi žmonės, ar ten indai nešvarūs, ar kambarius ten prastai tvarko, ar ten plytelės atsiknojusius prie baseino ir ten vaikas susipjaustė kojas, ar kažkas, ir įsivaizduoja, kad tai yra tiesa. Kita vertus, paskaičius jau atrodo šiek tiek juokingai, ir kai kurie, kas daugiau pakeliavę po Afriką, rašo, palaukit, čia vis tik tai yra Afrika. Ir taip, kai mes jau atvykę iš kokios dykumos, iš tenykščių viešbučių ir taip toliau, tai atvykus į Vasusos ar Monastyro, tos turistinius viešbučius, atrodo, kaip čia viskas puiku. Tai viskas yra toks vertinimo dalykas iš tikrųjų, bet tiem, kam ko nebus lūkesčiai pernelyg užkelti, tai manau, tas saulės turizmui Tunisas taip pat geras kraštas, čia yra pigu, viešbučiai dideli, kurortai, yra viskas, ko reikia, iš esmės poilsiautojai, ir savo ruožtų galimybės toms nuostabioms ekskursijoms. Vienas geriausių dalykų turbūt yra Tuniso dydis, jis praktiškai nėra kaip apie 2 Lietuvos, ir tai reiškia, kad apsistojus net tuose pagrindiniuose kurortuose, tai gali išvažiuoti dienai ir grįžti į tokias nuostabės vietas kaip tas pats Džemo amfiteatras. Buvom Kairuane, Kairuanas yra seniausias arabų miestas Afrikoje, ten didžiulė mečetė, Medina, kur turgus, tradicinis rajonas, taip pat gali nuvažiuoti ir į Sidi Bou Saida, tokį menininkų miestelį.
ir į Tunisą sostinę, na, o šiek tiek ilgesnės ekskursijos ir į dykumą. Žodžiu, viskas kaip ir ranka pasiekiama. Nėra kaip galbūt Egipte kokiam, ar kažkiek ir Turkijoje, na, kur jau ne į visą tikrai šalį suvažinėsi pirmin atgal ir jau net į kokią iš Antalijos Pamukalę galbūt jau dažniausiai su nakvynė reikia važiuoti papildomą. Tuo tarpu privažiuojame mokėjimo punktą, tai paprastai reikia išsispausdinti bilietėlį ir važiuoti iki savo tikslo ir ten susimokėti 10 euro centų, 20 euro centų, 30 euro centų. Kol kas jokių didesnių sumų nesame mokėję. Na, čia panašu apskritai gali net ir netekti mokėti. Čia gal reiks pasiimti bilietą tiesiog. Bet čia nieks nieko neima. Paim bilietą reikia. Bet čia nieks neduoda jokio bilieto. Neduoda ir ką nieko. Atidarytas šlabamas, kažkas cypia, nesuprasi, čia policininkas žiūri, nieko nesako. Na čia ne pirmą kartą matom, taip kartais arba duoda bilietą, arba reikia mokėti, o kartais gali būti kaip šį čia tiesiog nei pinigų ima, šlagbaumai atidaryti ir kartą tokį pasiklausėm ir pareigūno, kuris stovėjo prie pat ir klausėm, kad čia taip nei bilietėlio, nei mokėjimo nieko, sako ramiai važiuokit laimingo kelio. Taip ir padarėm. Jo, ir įdomu, kad ten pradžioje buvom išsiėmę tą bilietėlį, bet jau kur reikėjo mokėti, tai ten sako, važiuokit. Tai sunku suprasti. Aišku, kai pagalvoju Europoje už tokias sumas, tai net neapsimokėtų žmogaus samdyti, čia matyt apsimoka. Važiuojam pro Romėnų akveduką, kuris tiekia vandenį visam Kartaginos miestui, vienam didžiausių senovės pasaulyje miestų. Buvo apie 500 000 žmonių ir visas vanduo buvo tiekiamas tokiu akveduku. Man yra ganėtinai įspūdinga, kad Tunise tikrai yra vietų, kur tie Romėnų paveldo pastatai, statiniai yra tikrai geros būklės ir jų išlikę tikrai daug ir įvairiausių. Tai tarkim ir dabar akveduką gali pamatyti ir iš vidaus, ir iš šono, ir jisai pakankamai ilgas, būtent ta dalis, kuri apskritai yra išlikus. Aišku, matom, kad dalis yra pabirę, bet visa kita konstrukcija jo tikrai yra suprantama, tai yra pamatęs. Va tiek, kiek jo yra, tikrai gali suprasti, kaip inžinieriai tuo laikotarpiu sprendė vandens tiekimo problemą. 100 kilometrų iš kalnų ėjo šitas akvedukas. Atrodo, kad viršus lygus, bet iš tikrųjų jis po truputį leidžiasi žemyn. Ir tokiu būdu yra tarsi tokia dirbtinė upė, na ten vamzdis iš tikrųjų matosi viršui va jo liekanos. Tekėdavo žemyn visada, na tai visada tiesiai ir visada iš kalnų į miestą. Šiaip be galo įspūdinga, aš kaip pagalvoju, iš tos inžinierinės pusės, tai be galo įspūdinga, ką romėnai buvo tuo metu pasiekę. Jo, ir tai 2000 praktiškai metų atgal. Dabar. Ir, aišku, ir vietiniai gyvulėliai. Gyvulėliai vietiniai, jo, avys, daug avių. Kartais būna parištos avys prie kokios parduotuvės, tai pažiūri ten skerdykla. Na, čia skerdyklos yra dar neindustrializuotos ir tokių daug skerdikų vietinių turi savo skerdyklėles, atveda jiems gyvulius, jie ten prisiriša ir po truputį virsta jau mėsa ir paskui jau tos mėsos kabo. Tai iš mūsų, akim žiūrint, keistai atrodo, bet taip čia įprasta, o ten matosi labai gerai išlikęs prieki tas viršutinis vamzdis, matosi kokiu vamzdžiu, dideliu, storu tekėjo vanduo visam Kartaginos miestui. Dabar į dešinę link Tuniso. Vieta vadinasi praktiškai kaip Utena, kur galima rasti šį akveduką. Na, akveduką galima rasti iš tikrųjų daug kur dėl to, kad jis apie 100 kilometrų. Čia va sukinėjasi net čia kiek, kad apsuktų visokias kliūtis. Kur va paremtas, kad išsilaikytų. Milžiniško darbo reikėjo pastatyti tais laikais. Tai aišku, vergai statė kas daugiau. O aš va nusikirpau, tai paprastai tokias paslaugas stengiamės gauti vietose, kur yra pigesnės, tai aišku 4 eurus viso labo teko suploti. Prieš skrendant atgal į Europą, logiška tai pasidaryti tokius dalykus, kur vis tiek reiks, arba nusipirk galbūt kažkokių prekių, kaip rūbų, kurių ten vis tiek reiks, tai
kai nuolat dirbam per atstumą iš įvairiausių vietų ir gyvenam įvairiausiose pasaulio šalyse, mėnesį vienoje, mėnesį kitoje, tai labai visada verta pasistrateguoti, kur įsigyti kažkokias paslaugas ar prekes. O čia matom, žemiau yra ir kadangi tas akveduko viršus turi likti beveik tam pačiam lygiai, tik tai po truputį leistis, tai tada išeina iš karto, kad daug aukštesnės turi būti kolonos šitoje vietoje ir arkos. Taigi jau grįšim į Tunisą, aišku, tai yra tik viena iš daugiau nei 50 šalių, kurias apvažiavom būtent automobiliu, gal jau daugiau nei 60 dabar. Ir tokių video, kur važiuojam automobiliu ir komentuojam tas šalis, šiame kanale yra ir daugiau. Kviečiu pažiūrėti ir užsiprenumeruoti, nes jų tikrai bus dar daugiau, kadangi tikrai įdomu yra stebint šalį, apie ją papasakoti. Ir jeigu jums taip pat įdomu klausyti, tai kviečiu prenumeruoti šį kanalą ir spaust mygtuką like. Aš galvoju, ar prisikabins, kai grąžinsim automobilį autonomą ar ne. Aš tai kažkaip spėčiau, kad prisikabins. Vis tiek važiuojant per dykumą būdavo ir kad koks akmenukas pilsteli ir kad grąžinsim ne patį švariausią automobilį, tai pažiūrėsim. Taigi daugiau tokių